Po savaitės vėl užsukom. Einam. Na ką, vis dar sportuojam, jau taip sakyčiau, kad be jokio entuziazmo. Gruodžio 2, noris, kad jau būtų gruodžio pabaiga. Eisim ilsėtis ir kokį ten porą savaičių nuo sportų, nuo dietų. Kaip minėjau, penktadienį eisiu cholesterolio tyrimam naujai ir galvoju, kad reikia prieš nueinant padaryti tą eksperimentą, kurį žadėjau padaryti praeitą kartą po cholesterolio tyrimų. Tai reiškia, kad 3-4 dienas, 5 dienas iki cholesterolio tyrimo nebus kepto maisto, nebus tokių saldainių, nebus saldumynų, nebus bandelių, nieko tokio, kas rodytų padidėjusių trigliceridų skaičius. Pasižiūrėsim, ar 3 dienų užtenka, kad galima būtų apgauti rodmenys. Greičiausiai, kad bus galima apgauti. Tai tada, jeigu galima apgauti, tai tada kartais labai keisti tie cholesterolio tyrimai turėtų būti. Na, bet kokiu atveju. Jau nuo sekmadienio pradėjau valgyti tik sriubytės. Vakar buvo sriubytė, šiandien buvo irgi sriubytė, nors tokie jau su riebalais, bet ta prasme nėra kepto maisto ir daugiau tokia troškintas, tušintas, virtas maistas. Tai šiandien dar ant grikių pasėdėjom, bet grikiai irgi ne tai, kad tie grikiai tokie paprasti, bet buvo ir su sviestuko, skanūs tokie pasidaryti. Bet irgi, kad nebūtų kepto maisto, o nuo rytojaus iki pat penktadienio, nes darysiuosi testą penktadienį, tai stengsiuosi jau labai tokie, kad ir riebalų pamažinti ir panašiai, kad nebūtų tokio riebaus maisto. Pasižiūrėsim, kas gaus, pasižiūrėsim, žiauriai įdomu, nes ir iššūkis artėja, tai aš jau su svoriu, tai aš jau iliuzijų nebeturiu, bet su cholesteroliu dar yra kažkas įdomaus, tai pabandom. Ketvirtadienis. Ne. Eisim kraujo duot ir dabar pasisverkime. 86,3. Po to papasakosiu. Kulia. Be 28, 8 val. Užsirašiau cholesterolio tyrimą, tai vėl nueinam, vėl pasityriam. Matėt mano svorį, tai 86, stebuklas. Bet stebuklų šiaip nebūna, o būna tam tikri virusai. Tai mūsų mergaitė gal prieš kokias 2 savaitės turėjo, greičiausiai iš mokyklos. Tada aš ir nuo vakar ar kelios dienos atgal žmona turi. Tai toks įdomesnis virusas, kai lyg tai pykina, bet manęs ne iki tiek, kad jau reikėtų eiti tūliką, bet su žarnynu ten įdomiai, tai beveik kasdien tokie būna didesni, mažesni prasivalymai, tai svorio sumažėjimas šitas, tai tik tai tą ir lemia, bet vis tiek buvo smagu pasižiūrėti tokius skaičius, kad pasidžiaugiau, tokį kaip saldainį gavau ir ruošiuosi eiti į polikliniką. Labas rytas, šeštadienis, sveriamės. Varau į darbą, bet tik tai labai trumpam. Šiandien važinėsiu, nuvažiuoti reikia iki sodybos, nuvežti daiktus, reikia ten padaryti tam tikrus darbelius. Ir šiaip artėja už 2 savaičių jau
Kalėdos. Šiandien pasisvėriau. Atrodė jau, kad čia jau 8-6, bent jau palaikysiu kažkurį laiką. Nieko. Sugrįžom iki 87. Nu, ką padaryti? 87 tai 87. 2 savaitės turim. Cholesterolio tyrimus turiu. Viską, einu į darbą, surašysiu ant lentos, kurią ir rodžiau anksčiau. Ir papasakosiu rodiklius. Šypsausi, nes greičiausiai, kad aš buvau teisus. Ir, nebūtin, aš neskau, aš ne medikas, aš ne mokslininkas ir ne dar kažką. Bet, tam tikras tendencijas, jeigu žiūri, tai kažką pamatai. Tai va, tai žodžiu, šiandien tokia darbinga diena, visur bėgsiu, griūsiu. Kaip šeštadienis, tai irgi darbingiausi. Ir po to jau sekmadienį gal ramiai nueisiu į darbą jau labiau turbūt dėl to, kad pasifilmuočiau, aptarsim cholesterolį. Tai taip, kad šiandien padirbėjau tokius ūkinius šeimos darbus ir susimatysim rytoj, kas video tokiu formatu reiškia, kad po kokios minutės. Kataunas gražiai pasipuošęs kalėdam, Kažkurį eisim dieną, kai bus sutemę, turėtų čia būti visai įspūdingai gražu. Fainai. Čia žiūriu šitie lapeliai, ar čia tik nebus iš praeitų metų eglutės. Ir čia dabar jinai reusable. Panaudojam dar kartą. Ir dėdė Perkūnas pasipuošęs. Kalėda. Sekmadienis. Vėl į darbą. Bet jau pusiau savo malonumui. Dabar dar einam pasisverti, pasižiūrėti 87,6 ar 87,7. Labai įdomu. Ne, 87,95. O Jėzau. Jau turiu rezultatus paskutinio cholesterolio tyrimo, tai yra gruodžio mėnesį, gruodžio 6 dieną. Aš šiaip pasidžiaugiau ir aš nesu medikas. Aš dar kartą sakau, aš nesu medikas, mokslininkas ar dar kažką. Aš viską, ką aš čia pasakoju, tai aš čia rėmiau savo kailiu, žiūrėjau, ką valgau, dariausi tuos tyrimo rezultatus, daugmaž analizavau, kodėl ir kaip taip rodo. Ir kadangi jau tai yra 4 kartas, kada darausi, tai yra 4 mėnesius iš eilės, tai kažkokią tendenciją matau. Tai nereiškia, kad aš esu teisus, tai nereiškia, kad ir aš nesu neteisus. Bet kokiu atveju matom tam tikrą tendenciją. Tai aš dabar pasistengsiu pereiti prie jau šitų skaičių, išdidinsiu, kad jūs matytumėte ir kiekvieną aptarsiu. Tik tai noriu pasakyti vieną dalyką, kad gerojo cholesterolio tyrimo duomenys kažkokiu mistiniu būdu buvo perskaičiuota formulė ir nesvarbu, kad aš jau rugsėjį, spalį, lapkritį dariausi, gruodį yra naujiena ir perskaičiuotas modelis gerajam, ne modelis, gal perskaičiuota formulė, pakeista formulė ar traktavimas kažkaip. Ir gerasis cholesterolis dabar jau matuojamas kitaip. Tai dėl to šiek tiek parodysiu, kad pavargau, išvargau ir galbūt galimai tikslų, o gal ir visiškai netikslų skaičių išbūriau. Parodysiu, kaip tai būriau. Tai noriu dabar, pritraukti viską prie ekrano ir šiek tiek apie kiekvieną skaičių papasakosiu. Tai kaip ir sakiau, čia yra mano visi naujausi skaičiai. Dar galim pasikartoti, bendras cholesterolis, koksai buvo, jo norma išliko ta pati, skaičiavimas nepasikeitė, nuo 0 iki 5,2 turėtų būti, rugsėjai toks buvo, Ir žiūrėkit,
ženklus sumažėjimas 4,76. Gerasis cholesterolis. Kol kas paliekam, papapsukusiu pabaigoje. Blogasis cholesterolis. Skaičiavimas irgi nepasikeitė, formulė taip pat. Tai nuo 0 iki 2,59 turėtų būti. Tai buvo 4,4, 3,58. Tai žodžiu, blogasis niekur, jisai čia, sakykime, jau žiauriai panašiai atrodo, 3,57, 3,58, 3,52, čia, jokio, čia nematau skirtumo. Tai va, dabar trigliceridai. Kada aš čia pasakojau, kad labai pergyvenau, nes šitas skaičius padidėjo, tai va, žiūrėkit, jį numečiau iki tiek, kad tokio iš vis niekada dar neturėjau. Tai jisai jau perkopė žemyn negu vienetas, tai, sakykime, geras skaičius. Ir ateros indeksas, tai kada turėtų būti mažiau negu 0,1, tai čia buvo geras ir lapkritį buvo staigiai padidėjimas ir dabar vėl grįžo į maždaug tą pačią normą. Tai reiškia, kad kraujagyslių lygoms susirgimas tikimybė yra pas mane ganėtinai maža. Dabar dėl ko tiek trigliceridai sumažėjo, tai vat ir galiu pasakyti, kad aš 3 ar 4 dienas nevalgiau kepto maisto, nevalgiau bandelių, saldumynų, jokio cukraus ten labai minimaliai, ten riešutukai, ar ten virtas maistas, sriubytės ir panašiai, nebuvau alkanas, bet ir nebuvau keptų maistų, ar ten batonų, ar ten bandelių ir saldainių suvalgyti. Ir kada mes ateinam pasidaryti cholesterolio tyrimus ir pamato, oi, čia trigliceridų šitiek toksai kiekis ten, tai gerai, pas mane čia gal dar nėra daug, gal paskutius dar daugiau. Ir oi, tai čia negerai. Ir jeigu eina darytis cholesterolio tyrimus, tai tada atlikit teisingai, padarykit tinkamus sprendimus. Tai reiškia, kad bent 3 dienas prieš tai nevalgykit to, ko nereikia. Pasidomėkit, ko negalima valgyti prieš cholesterolio tyrimus. Tai nevalgykit keptų, kuo mažiau riebių, tai tada matysit tikslius skaičius, ar pas jūs yra kažko blogo ar nėra. Dabar apie gerąjį. Aš dabar įdėsiu trumpą filmuką, kad jūs pasižiūrėtumėt, kaip ten pasikeitė tie skaičiai. Matome DTL cholesterolio tyrimo rezultatus. Čia užlankščiau visus lapus, nes ten visos duomenys ir užtušavau technologų pavardės, nes niekam nereikia. Tai ką matom, kad tyrimai daryti mėnesio pertrauką, bet jau pasikeitė kažkokia formulė, kažkoks skaičiavimas, kažkokia metodika ir viršutiniai daly matot naujausią, tai yra gruodžio mėnesio jau rezultatus. Tai reiškia, kad mano cholesterolio tyrimas rodo 0,83, o turėtų būti ne mažiau kaip 0,91, o jau lapkričio mėnesį, kada buvo daryta, tai buvo mano rezultatas 0,97, o turėtų būti daugiau kaip 1,45. Tai pasikeitė logika pasikeitė ir skaičiavimas irgi pasikeitė. Ir tai, ką dabar matysit lentoje pas mane, neatitinka tai normų. Sakykime, kadangi žinojau, kokie buvo lapkričio mėnesio, kokie buvo skaičiai ir dabartiniai, aš išvedžiau tokią formulę, palyginimą ir man gavosi taip, kad senuoju būdu, jeigu būčiau skaičiavęs, tai pas mane turėtų būti maždaug 1,30 apie. Tai nėra būtinai teisybė. Tai tikrai nėra teisybė. Aš dar pabandysiu pasiaiškinti, pasiskambinsiu į laboratoriją ir paklausiu, ar taip galėtų būti, arba kokia yra formulė, kaip ją skaičiuoja. Bet jeigu šitas skaičius yra teisingas, 1,30, tai faktas, kad vis dar aš nesiekiu savo tikslų, kas turėtų būti 1,45 ir nemažiau, bet žiūrėkit, nuo vieneto šuolis būtų žiauriai didelis. Kas galėtų tai įtakot? Tai galėtų įtakot būtent tai, ką valgiau, tada tai, kad mesta rūkyt ir sportai ir visa kita. Bet šuolis būtų milžiniškas.
kadangi aš matau pozityvą bendram, pozityvą trigliceriduose, tikrai yra pozityvas, kada jau ten, sakykim, nukrenta, gerai, neimkim nuo šito skaičiaus, imkim, kad ir nuo 1,1 ir nukrenta iki 0,9, tai 20%, tai yra žiauriai geras rezultatas. Čia šiek tiek yra padidėjimas, bet jisai yra visgi dar žemesnis negu 0,1, tai reiškia, kad labai žema rizika. Taip kad aš nežinau, ar aš esu teisus, bet man atrodo, kad su cholesteroliu galima gyventi. Nežinau, ar tai yra naudinga, bet man, žinokit, buvo ramiau, man pasidarė ramiau, aš supratau, ką valgant ir kaip valgant to galima atsikratyti. Nieko naujo nepasakysiu, žinokit, turbūt tai faktai kalba už save, kad atsisakykit, mažinkit kepto maisto, žuvies dėkitės, daugiau virto maisto, mažiau saldumynų, mažiau bandelių ir ten viskas daugiau mažiau apsitvarko. Taip kad, nežinau, cholesterolis man nebėra baubas. Aš tikiuosi, kad ir jums nebe baubas, arba ir jūs padarysit visus tuos žingsnius, kad jums būtų gyventi ramiau su tais cholesterolio baubais, kad ne visada reikia pradėti gert vaistus, bet tai vėl skauda. Aš ne medikas, aš iš to šneku, ką aš matau, savo kailiu, ką patyriau. Jeigu jūsų kitokia situacija, jūs klausot gydytojų, ne manęs, ne dar kažko, aš tiesiog parodžiau, kokia buvo mano situacija ir tai nereiškia, kad aš teisus ir aš teisingai viską padariau. Bet šiuo atveju aš matau, kad man dar nebūtina verstis per galvą ir pradėti gert vaistus, nes viską galima po truputį tvarkyti. Jūs matot mano 3 mėnesius to padaryto įdirbio, 3 su trupučiu, ir mano svoris nebekrenta, aktyvumo daug, cholesterolis kažkiek tvarkosi, ko man daugiau bereikia. Eisiu dar pasportuoti, pabandysiu jau daugiau laiko skirti poilsiui, nes buvo labai stresingi mėnesį ar mėnuo ar 2 pastarieji, tai aišku, dar ir šitos savaitės bus tokios prieššventinės. Tai gal dar ir tai kažkiek atsilieps, bet kokiu atveju buvo man įdomi kelionė ir ačiū, kad kas žiūrėjot, kas buvo, turbūt yra didžioji dalis artimiausių žmonių, kurie matė, bet kokiu atveju tai įdomus dalykas, buvo įdomi patirtis, ypatingai filmuojantis, tai buvo ir sunku, ir baisu, ir visai kaip kitaip, bet kažką tai darėm. Bus netgi gal toks pasiilgimas kažkada, bet šiuo momentu tai atrodytų, norėčiau telefoną numest lauk, nors ir nebuvo ten to daug filmavimas, bet daug buvo galvojimų ir panašiai. Viskas čiki, cholesterolio daugiau metam lauk šitą, grįšiu kada kitais metais įdomumo dėliai pasidaryti svorio klausimas, neapsileis, pasportuoti ir viskas bus. Tai va taip atrodo, kai sutemsta.